Skaičiuok po 10, pradedant nuo 40. Gerai, pradėkime nuo 40 ir pridėkime 10. 40 yra 4 dešimtys. Todėl jeigu pridėsim dar 10, turėsime 50 arba 50. Jeigu prie to pridėsime 10, turėsime 60 arba 60. Pridėję dar 10 gausime 70, tą jau mums davė, nebereikia užpildyti. Pridėsime dar 10, gausime 80 arba 80. Ir jeigu prie to pridėsime dar 10, gausime 90 arba 90. Pabandykime dar vieną. Skaičiuok po 10, pradedant nuo 656, užpildyk laukelius. Taigi turime 656, čia yra 600 ir 50 ir 6 vienetai. Taigi jeigu norime pridėti vieną dešimtį, tai vietoj 50 turėsime 60, teisingai. Tai čia bus 600, 60 ir 6 vienetai. Kitaip sakant, 666. Dabar jeigu pridėsime dar 10, tai vietoj 60 turėsime 70. Taigi bus 676. Toliau pridėsim dar 10, gausim tą skaičių, kuris jau parašytas čia. Tai bus 686. Prie jo pridėję 10 gausime jau 90, taigi bus 690 ir 6 vienetus. Ir galiausiai prie šito norime pridėti dar 10. Bet čia bus įdomu, nes kaip prie 90 pridėti dar 10? Ką rašysime į 10 vietą čia, pridėję dar 10? Na, galima mąstyti taip, kad 690 iš tiesų yra 69 dešimtys. Taigi, jeigu turi 69 dešimtis ir pridėsi dar vieną dešimtį, turėsi 70 dešimčių. Ir 6 vienetus nepamirškime, taip? Taigi, prie 696 pridėjęs 10 gausi 706. Taigi, galim mąstyti taip, kad mes pradėjom nuo 65 dešimčių, pridėję 10 gavome 66 dešimtis, toliau 67 dešimtis, 68 dešimtis, 69 dešimtis ir galiausiai 70 dešimčių, kas yra 700.